Surski, Liberalų ir Centro sąjunga nori rengti referendumą dėl tiesioginių mero rinkimų. Kas tokie? Liberalų ir Centro sąjunga. Na, žodžius tai girdėjau, viskas okei. Aš žinau, kas yra tiesioginiai mero rinkimai. Jūs man tik paaiškinkit, kas yra. Kas yra ta Liberalų ir Centro sąjunga? Štai kur klausimas. Liberalų ir Centro sąjunga. Partija tokia. Artūras Melianas. Meladze? Jūs durnas, ar bandot apsimesti tokiu? Partija, Liberalų Centro sąjunga. Dabar Melianas. Prieš tai buvo Čaplikas ir Babravičius, barzdotas keliautojas. Tai už ką juos pasodino? Niekas niekur nieko nei už nieką nepasodino. Tai kodėl jų nėra? Jie yra, bet tik tai šiuo metu partijai vadovauja Melianas. Klausykite, mes gal galėtume apie orą pakalbėti. Mes ne kaip atrodom prie žiūrovą, mes nieko ten nesusigaudom, mes atrodom kaip diletantai. Gerai, velniai nematė tų Liberalų ir Centro sąjungos. Pereikim prie kitos temos dalies. Ar jūs už tiesioginius mero rinkimus? Man labai patinka tiesioginiai dalykai. Tiesioginės išmakos, tiesioginė demokratija, tiesioginė transliacija, tiesioginė žarna. Čia gal tiek to. Taip, kad aš neprieštarauju nei kiek. Man okei. Kodėl, pavyzdžiui, grybai į Kašiką renkami tiesiogiai? O jau merus mes išrenkam į Kašiką, o po to tas Kašikas iš jų išrenka merą. Tai kas čia dabar yra? Bet žiūrėkite, Liberalų ir Centro sąjunga. Kas Nors bendrai jūs nežinosite. O norėjau apie Zuoką. Zuoką tai aš žinau, bet galit klausti. Norėjau klausti, kodėl Liberalų ir Centro sąjunga remia merą Zuoką prezidento rinkimuose. Liberalų ir Centro sąjunga, tai tada nežinau. O jūs nežinot kartais, ar Zuokas jau turi bilietus į Meladzės koncertą? Oi. Kas yra dabar? Užgavau jautriausią stygą? Pats nesukrapštysit nė centų, kad nueiti į maestro koncertą.